Labą dieną, brangus mano žiūrovai. Ir vėl aš Kristina. Ir vėl šiandien esu ne viena. Šiandieną vėl esu su savo didžiuoju pagalbininku sūnumi Denisiuku. Ir šiandieną mes nusprendėme pasigaminti. Ką pasigaminti? Donuts. Spurgas. Taip, spurgas. Šiandieną mes kepsime spurgas, biskvitinės spurgytės, štai tokioje keptuvėje. Mums labai patinka dirbti kartu su Denisiuku, ar ne? Mamytė nemeluoja? Ne, nei kiek. Receptas yra tikrai nesudėtingas, kaip matote, puikiai su juo susitvarko ir vaikas. Taip? Kadangi sulaukime žinučių, kad norime būtent tokios video, kur mes kepime spurgytes, mes tai padarysime, ar ne? Ir kad įsikepti biskvitinės spurgytes, šiandieną mums reikės tokių produktų. Kiaušinių. Taip, reikės 2 kiaušinių. Reikės 100 gramų grietinės, galima imti neriebę grietinę, netgi 20% ar 15, ko pigiausia tiks. Reikės 100 gramų cukrus. Šiandien aš turiu smulkų cukrų. Na, vien todėl man su juo patogu dirbti, kad jis greitai ištirpsta ir nereikia ilgai mikseriuoti. Taip pat turime miltų, reikia 170 gramų. Aš jau juos išsijoliau. Taip pat reikės 1 šaukštelio, kepimo miltelių ir 4 šaukštų aliejaus. Aš naudoju rapsų aliejų, jisai man neturi jokio skonio, neturi jokio kvapo. Ir taip pat reikės žiupsnelį druskos. Tad, kaip matote, ingredientų nėra daug ir tikrai nesudėtinga pasidaryti spurgytes, biskvitinės spurgytes. Ir pirmiausia, ką darysim? Kiaušinius. Taip. Ką darysim su kiaušiniais? Sulaužysim. Sulaužysim kiaušinį. Pirmiausia, reikia sudaužyti kiaušinius. Sudėk. Mamytė sudars cukrų. Tu norėjai, tai subėk, aš atnešiu rankinį mikserį, nes šiandieną dirbsim su rankiniu mikseriu. O visus dar subėk? Paskiau sudarėme cukrų į kiaušinius ir dabar galime suberti druskutę. Ir visą tai mes mikseriuosime. Taip? Dabar sudėsime 100 gramų grietinės. 100 gramų? 100. Nes turim 100 gramų cukraus ir lygiai tiek pat turim grietinės. Gal reikia viską gerai išmaišyti. Kol Denisiukas maišo, aš galiu ramiai pirkti aliejų. Truputėlį mes galėsime maišyti miltus. Pradžiai, po kol masė skysta, mes galime drąsiai visą tai maišyti mikseriu. Viską žinau, kaip daryti. Mama tik stovi ir vadovauja. Jau, pradėtum. Ir per keletą etapų mes įmaišysime visus miltus ir vieną šaukštelį kepimo miltelį. Keptuvė įjungta ir lauksime, kol užsidegs žalia lemputė. Jau dega. O čia be. Kaip ir minėjau, mes kepsime biskvitinės spurgytes, tai ir tešla gaunasi kaip biskvito, tokio kistoko biskvito. Mes dar naudosim šokoladinį fontaną. Kyt. O kodėl mes jį naudosim? Kad galėtume viršų donuts. Tai yra tas viršus, tai pusę galime dėti šokoladą ir bus chocolate donut. Taip, tiesiog mes šiandieną nenaudosime jokios garų vonelės, nors be abejo, jeigu neturite štai tokio fontano, žirklę galime. Tuomet galima garų vonelį arba mikrobangų krosnelį tirpdyti baltą šokoladą, kurį mes galim nudažyti. Rūksta. Galima juodą
pienišką šokoladą, tiesiog tokį, kokį jūs mėgstate. Mes šiandieną tirpdysime, greičiausia, pienišką šokoladą, taip? Man mėgstamas. Taip, mūsų ko mėgstamas. Iš tikrųjų, visiems man patinka daug. Daugiau tešlą įsidėsiu į piltuvėlį. Jėzu, viskas. Skaniai kvepia. Karštas. Na gerai, esam mūsų daiktelis. Reikės pastatyti. Tu pastatyk mūsų daiktelį. Daiktelis. Čia vat maža lėkštutė, kur man rodos šokoladas bėgsi, nieko ne nufilmavome. Ne, čia gal, nežinau, kažkas. Skaniai kvepia. Kažkuo labai primena. O, kas čia? Čia dar apie keptuvę. A, ne, čia tik reikia įdėti, baltų, čia lengviau nei galvoju. Ką dabar noriu padaryti? Dabar žinau, kad mūsų keptuvė yra įkaitusi ir tiesiog noriu apsidrausti, kad mūsų biskvitinės spurgytės nepriliptų, kadangi jeigu kepam grybukus, aš visuomet iškaitinu keptuvę. Grybukų sutepu visuomet aliejum ir tik tada kepu. Jau paskiau, kai keptuvė gerai įkaista, realiai degti nieko nereikia. Bet tiesiog aš apsidraudimai, kad nebūtų, kad ėmė viskas mums ir prisvilo. Tiesiog pamirkau popierinį rankšluostį ir štai taip pavalau mūsų spurgyčių formą keptuvę. Padėk akis, čia spurgyčių akys. Parodyk, ką valgai. Čia bus spurgyčių akys. Tai jeigu mamytė nuperka, Denisiukas stengiasi jas labai gerai ir greitai suvalgyti. Vai paskutinės. Dar galima pasinaudoti, tiesiog nepilti, pasinaudoti konditeriniu maišeliu, kadangi labai patogu bus dozuoti mūsų tešlą. Darysiu, padėkime. Laikyk tai. Ant ko aš negaliu pilti? Palaikyk. Paskiau pils. Nes tešla tirštėja. Pastovėjus. Daug neįsidėsim. Laikyksime ir kad nežuotų. Bus patogu. Galėsiu visą. Dabar nekirpsim patį kamputį, nedaug, daug nereikia. Mažiau. Tyko. Pusę centimetrų. Na, bandysim. Jau buvo uždėdus seniai. Na, žiūrėk, Denisiukai, kaip reikia daryti. Daug mama vieną. Žiūrėk. Mama, man ne 6 metai. Nesuprantu, ką reikia daryti. Daug man... Saugiai, tik arčiau. Būk atsargus. Aplink. Aplinkui dizuojam, aplinkui. Spaus. Palauk. Mažiau žiūrėk. Palauk, reikia... Daug. Mano rankas stumė į metalą. Denisiukai, tu turi užsukęs laikyti. Laikyk, kad čia būtų mazgelis toksai. Na taip pat. Bet čia svarbiausia, kad būtų mazgelis. Ratu, spausk ratu. Jau? Na, jau, bandom. Žiūrėsim, kiek tirps. Čia gali būti ir per daug, matysim, kur trūksta, kur ne. Kaip sakant, pirmas blynas dažniausiai būna prisvilęs. Čia ne blynai. Bus kaip blynai. Nepaskubėk, pučiasi mūsų spurgytės. Žiūrėsim, jeigu mažai, tai dadėsim dar. Pirmiausia, čia laikyk, kad neįsiverštų tešla viršun. Bus tada tešlos fontanas, o ne šokolado fontanas. Visai skanu būtų. Na ką, dabar uždėsi. Ir lauksim, po ko visų veiks. Jeigu dabar pridėjome mažai tešlos, tai antram kartui, antrai keptuvai mes dėsime jos daugiau. Spurgytes darysime, kaip ir minėjau, su pienišku šokoladu. Pienišką šokoladą aš perku Lidle, žinau, kad jis man labai patinka, vien todėl, kad tai yra nemažas kiekis, 200 gramų ir jisai yra sudozuotas po 10 gramų. Pavyzdžiui, mums reikia 100 gramų, mes galim jį susismulkinti ir turėsim 100 gramų. Jeigu reikia 20, na, tiesiog viskas susverta po 10 gramų. Bijom, kad valstybė bus. Na, aš patikrinsiu mūsų spurgytės. Taip, spurgytės, žinokit, visai neblogai mum apkepė. Štai pasižiūrėkit, kokios gražuolės.
kažkur trūksta, vat, gavosi tokias, nes truputėlį trūksta tešlos. Na, bet visą tai ištaisysim. Labai neblogai viskas mums gaunasi, niekas neprilimpa. Aš tiesiog apsidraudžiu ir, kaip matėte, įsitepu formulėlį. Dabar, kai jau dedu antrą kartą, tiesiog jūs, manau, matote, kad geriausia dėti tešlos beveik pilnas formeles, kadangi tešla pučiasi. Ir mūsų spurgytės tada gaunasi gražios ir pilnos. Manau, Denisiukas tuoj norėtų paragauti spurgytę. Bet man geriau su šokoladu. Štai, beveik sklidina ir uždarysim. Dabar nuimsiu laiką, kiek kepa mūsų spurgytė ir minučių. Bandome atidaryti keptuvę. Ir štai, mūsų spurgytės pilnai iškepė. Aš jau vieną spėjau paragauti. Žinokit, skonis toks kaip biskvitinių grybukų, kažkas panašaus. Ir vėl spurgyčių formas užpildom, galima sakyti, sklidinai. Kepa greitai, 4 minutės ir mes galime atidaryti. Taip, čia yra lemputės, bet žinokit, kartais išsijungia, įsijungia ir būna mūsų gaminys nedakepęs. Tai tiesiog aš nuėmiau laikmatį ir po 4 minučių mano spurgytės pilnai iškepė. Paskui paskaičiuosime, kiek iš normos išeina spurgyčių. Po 3 minučių vaizdas toksai, na, gražiai apskrudė, bet aš dar noriu minutę palaikyti. Tad, brangiai, visgi reikia kepti bent šitoj keptuvai 4 minutės. Šitą keptuvę aš įsigijau, kadangi, manau, daugelį žinote, kad aš gyvenu Anglijoje. Šią keptuvę aš įsigijau iš Argos parduotuvės. Ir jei neklystu, mokėjau 19 svarų ir 99 piškės. Noris priliest, bet žinau, kad negaliu, nes karšta ir šitie nukrito. Vėl indėjau. Auga mamytės padėjėjas ir mamytės pakeitėjas, taip? Vėl indėjau. Bum, bum, bum. Šaunuolis, tu vienas puikiausiai susitvarkai su visais darbais. Sakau, mamytė, tu galės tik vadovauti ir pirštuku rodyti. Dar piškutį. Gerai, gana. Na ir paskutinė keptuvė. Tada tirpdysime šokoladą. Kaip ir minėjau pradžioje, mes tai darysime šokoladinę fontanę, kaip Denisiukas vadina. O jūs galite, arba ir aš dažniausiai taip darau, tiesiog susismulkinu šokoladą ir įsitirpdau garų vonelėje. Garų vonelė, kuri yra po mūsų indu, neturi liestis su indu, kuriame yra šokoladas ir neturi smarkiai kunkuliuoti, nes šokoladas, žinokit, irgi nemėgsta didelės kaitros. O kas šokoladą tirpdosi mikrobangų krosnelį, tai tą mes galime padaryti impulsais po 10-15 sekundžių ir kaskart gerai išmaišinti su ilginui. Normaliai. 4 spurgytės iš viso mes suvalgėm. Na, aš vieną Denisiukas 3, ar ne? Ar daugiau? Ne, aš nesuvalgiau. Ir mes turim. Čia yra 46 spurgytės. Tai realiai mums išėjo šitos normos 50 štai tokių gražių spurgyčių. Na, nei daug, nei mažai. 50, gražus skaičiai. Va čia va, tirpsta. Aš įsitirpdžiau baltą šokoladą. Ir dabar, prašau, palaikyti. Dar turiu idėją, galima šitus uždėti, bet aš nedėsiu. Kodėl? Nu, gal dėsiu. Uždėsim, nes aš irgi parašiau pabaigtuką. Laikyk. Ir akyčių. Ir
Teisingai. Bus linksmas mūsų spurgytės. Bet aš gal bičių nedėsiu. Kodėl? Nežinau, aš geriau suvalgysiu be nieko. Yes. Pakirpsiu tiek, kad būtų visai maža skylutė. Ir tada mes taip visai puošime baltą šokoladą mūsų spurgytės. Tai supratau. Labai skanu. Net nešilta lėkštutė. Tai jūsų vaikams galima taip daryti, nes nešilta net lėkštė. Tiesiog saugu net pirštukais priliesti, taip? Saugu. O po šito lėkštė blogai. Taip, bet čia galime tiesiog prilaikyti pirštukais. Gerai, jau tada. Gerai, iki vieno padaryt. Labai žinokit patogu. Lauksiu, daug mačiau. Kaip noriu prižyti. Kaip pabaigsiu. Tada prigalėsiu užkalisti. Denisukas padarė atradimą. Kokį atradimą? Mes tuoj parodysim jums, nes kartais, kai šokoladų užsipildo, nelieka skylutė, taip? Ir Denisukas dabar parodys, kaip padaryti, kad ta skylutė atsirastų. Čia turi spurgą, įdedi, o taip pat. Ar ne, leidai, kad neitų. Ir tada matai, kad nėra skylės. Tai taip tokia ir darai. Ir tada... Tadam! Randa skylė. Ir tada va taip pat. Išmąsto Denisukai. Ir aš taip darau paputį ir skylutė atsiranda. Mes buvom pritrupę šokolado, tai žinokit, visą šokoladą sutrupinau, tad manau 200 gramų, kur yra pakuotėje, mums kaip tik užteks ant 50 vienetų spurgyčių. Dabar šitą patrauksiu. Prašau. Na. Negailėk šokoladą. Na, negailėk, gerai. Paprastukų dėsim? Stas. Kaip ir praeitoje video minėjau, mamytė, kad žiūrsas labai patogus nusivalyti rankutės. Ir ne, apsaugo rūbus. Truputėlį. Ne visada. Ir kaip gerai, dar kartą pasikartosiu, dirbti su 4 rankom. Brangus mano žiūrovai, jeigu jums patinka mūsų video pamokėlės ir jeigu jūs dar nesate užsiprenumeravę mūsų kanalą, tai prašau padaryti tai dabar. Be abejo, jeigu patinka, paspauskite like. Taip, žinokit, jūs padėsite mūsų kanalui nepasiklysti YouTube'ės platybėse. Aš tikrai manau, jūs taip pat nesudėtingai pasidarysite štai tokias skanias biskvitinės spurgytės. Mums iš normos išėjo 50 spurgyčių. Tad brangiai, ačiū, kad buvote kartu. Ačiū visiems tiems, kas prenumeruojate. Ir be abejo visiems tiems, kas užsiprenumeruos mūsų kanalą. Ir tiems, kas statote laiką. Taip. Tad brangiai, iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate! Ate!